Garbę, Leščius ir Modestas. Sakoma, kai pasitiksi naujuosius, tokie jie ir bus. Todėl palydėti senuosius ir dvariškai pasitikti naujuosius kviečia jūs Bistrampolio dvaras. Išskirtinė aplinka, gurmaniški patiekalai, nepakartojama vakaro programa su Jonu Sikorskiu ir grupe bei diskoteka iki paryčių. Jūsų mažuosius linksmins animatoriai. Laimingų ir sėkmingų 2017 jums linki Bistrampolio dvaras. Panevėžio Baltijos futsalo meistrai, kurie vilki baltos spalvos marškinėliais, namuose varžysis su Kauno Vyčio komanda, kuri šių metų pirmenybėse vienintelė iš visų 9 ekipų dar neprarado nė taško, 4 pergalės ir tiek pat galimų. Būtent toks yra kauniečių kraitis šių metų Lietuvos futsalo lygos pirmenybėse. Praėjusių metų pirmenybės nebuvo itin sėkmingos Kauno Vyčio komandai, užimta 6 vieta tarp 10 komandų, o šiais metais komanda sustiprino savo gretas net 5 brazilais ir dabar visur šluoja nuo kelio ir labai sėkmingai rungtyniauja šių metų pirmenybėse. Beje, visiškai neseniai praėjusią savaitę Kauno Vyčio komanda draugiškose rungtynėse nugalėjo ir Lietuvos futsalo rinktinę, kuri Radviliškyje ruošėsi Baltijos taurės turnyrui ir tą mačą Vytis laimėjo rezultatu 3-2. Abiejose ekipose yra Lietuvos rinktinės žaidėjų. Jeigu mes kalbėsime apie tą turnyrą, kuris vyko Latvijoje, tai iš Vyčio komandos buvo pakviesti 2 žaidėjai, tai Rolandas Leščius ir Evaldas Kugys į Lietuvos rinktinę, o mūsų šalies nacionalinės rinktinės garbę gynė ir 2 panevėžiečiai, Arūnas Šteinas ir rinktinės debiutantas Tomas Salamanavičius. Baltos spalvos marškinėliais vilki aikštės šeimininkai, geltonas spalvos apranga vilki svečiai iš Kauno. Šteino šūvis iš toli ir pavojingas momentas prie svečių komandos vartų. Svečiai Kauno Vyčio komanda šias rungtynes pradėjo tokios sudėties. 23 numeris vartininkas Brazilijos pilietis Andersonas Targino. Aikštės žaidėjai 3 Mindaugas Latkus, 7 Delmiro Lima, taip pat brazilas, 11 Lucijo Santosas, brazilas ir 14 Aleksandras Gomesas, taip pat brazilas. Taigi vienintelis iš aikštėje esančių 5 futbolininkų Kauno Vyčio komandoje ne brazilas yra Mindaugas Latkus. Aikštės šeimininkai vartose 12 numeris Aurimas Žirgulis, aikštės žaidėjai 2 Donatas Paulauskas, 4 Marius Butėnas, 9 Arūnas Šteinas, 10 Tomas Salamanavičius. Šiandieną negali komandai padėti pagrindinis vartininkas Aidas Kyverys, kadangi jis praėjusio turo rungtynėse išvykoje su Mažeikių VIP komanda gavo raudoną kortelę ir šiandieną jis priverstas praleisti. Klaida gynyboje, šūvis iš toli, pavojingai smūgiavo Lucijo Brandavo Santosas. Žaidėjas, kuris šių metų pirmenybės yra pelnęs jau 5 įvarčius, beje 3 Vyčio futbolininkai yra pelnę po 5 įvarčius, tai Limas Santosas ir Gomesas, ir visi jie pradėjo rungtynes starto sudėtyje. Dabar matome visi 4 brazilai, praški 5. 5 žaidėjai yra iš Brazilijos, taigi galima sakyti, Panevėžio Baltija žaidžia prieš Braziliją. Tai būtų galima. Butėno šūvis! Vartininkas Targino gelbsti savo komandą. Panevėžiečių tako, dar vienas smūgis iš toli ir Targino dabar siunčia kamuolį į kampinį. Aktyviai pradėjo rungtynes Panevėžio Baltijos komanda, labai apmaudžiai panevėžiečiai prarado 2 taškus praėjusiame ture, išvykoje su Mažeikių VIP komanda, ten mačo pradžia susiklosti sėkmingai ir ten
Smūgis į vartus. Virpstas gelbsti Kauno Vyčio komandą. Griebėsi žiūrovai čia už galvų. Puikiausia situacija. Pradžia susiklosti sėkmingai ir ten smūgis į vartus. Virpstas gelbsti ir neleido aikštės šeimininkams įsiveržti į priekį. Puikia situacija. Brazilai atakuoja Santosas. Jo reidas kairiuoju kraštu nesibaigia. Perdavimas Limai. Šis atgal Sauzai. Santosas. Gomesas. Sauza. Santosas. Šūvis iš toli, blokuotas ir kamuolio kontrolė išlieka Kauno Vyčio komandos. Teko kalbėti su abiejų komandų treneriais prieš šias rungtynes. Mindaugas Grigalevičius, Kauniečių komandos treneris, paklaustas, kokios nuotaikos atvyko komandai Panevėžį, sakė, kad jų tikslas šiais metais yra pats aukščiausias ir kiekviename mače komanda yra pasiryžusi siekti tiek pergalės, tiek toks rezultatas būtų teigiamas. Panašiai kalbėjo ir Aurelijus Vėkarotas, kad nepaisant to, kad nebus šiandieną pagrindinio vartininko Aidos Keiverio, jo auklėtiniai sieks tik pergalės ir stengsis įrodyti, kad net ir brazilai nėra pajėgus nugalėti praėjusių metų stipriausios Lietuvos futzalo komandos. Klaida. Klysta Šteinas ir viskas baigėsi pražanga. Pirmoji komandinė pražanga Panevėžio Baltijos komandai, apmaudi Šteino klaida ir iškart pavojingas standartas prie aikštės šeimininkų vartų. Šiandieną rungtynėms teisėjauja Robertas Valikonis ir Vitalijus Gomolko, rezervinis teisėjas Mantas Pomeckis, o rungtynių inspektorius Saulius Velniškis. Pavojinga situacija prie Panevėžio Baltijos komandos vartų. Žiūrėsime, kuo baigsis šis standartas. Prie kamuolio Klebertas de Souza. Perdavimas, šūvis iš toli ir dabar Santosas. Smūgiavo neblogai. Labai gero lygio rungtynės. Šio galima sakyti atveju susitinka dvi stipriausios Lietuvos komandos, net ir pažvelgus turnyro lentelę. Tik šios dvi komandos neturi pralaimėjimų šių metų pirmenybėse. Tiesa, kaip minėjau, panevėžiečiai yra sužaidę lygiosiamis. Išvykoje su Mažeikiu VIP, o tai yra iš 5 rungtynių laimėjo 4 ir 1 baigė taikiai. O Vytis laimėjo visus 4 susitikimus. Be to šios dvi komandos yra pačios rezultatyviausios. Baltija yra įmušusi 28 įvarčius per 5 rungtynes, Vytis 25 per 4 susitikimus. Taigi sustinka geriausiai puolančios šių metų pirmenybėse komandos, tačiau šiandieną nebūtinai bus daug įvarčių, nes dažnai būna taip, kai sustinka du pajėgus varžovai, komandos žaidžia kiek atsargiau. Nors kol kas to atsargumo mes nematome. Žilinskas pasirodė aikštėje, perdavimas į priekį, neblogas perdavimas. Čia Nebelevičius bando kabintis už kamuolio, nepavyksta. Brazilai su kamuoliu ir toliau, visi 5 brazilai, vartininkas ir 4 aikštės žaidėjai. Toliau tebėra aikštėje, panevėžiečiai jau pradėjo keisti žaidėjus. Vienintelis Šteinas yra išlikęs iš starto penketo, pasirodė aikštėje ir Švelna, ir Nebelevičius, ir Žilinskas. 3,5 minutės prabėgo šiuose įdomiose rungtynėse, kur buvo pavojingų metų. Šteinas krenta, Arūnas Šteinas, pražangos nėra, reikia grįžti į gynybą labai greitai. Brazilai, Šteinas puikiai žaidžia jis gynyboje ir pražanga prieš jį. Klebertas de Souza pažeidžia taisyklės, abi komandos turi po vieną komandinę pražangą pirmajame rungtynių kėlinyje. Susirinko keli šimtai žiūrovų stebėti čia šių įdomių rungtynių. Kol kas visiškai lygi kova, turėjo dvi progas panevėžiečiai, ypač įsiminė ta, kai Tomas Alamanavičius sukirto kamuolį į Virpstą. Vytis taip pat buvo surengęs gerą išpuolį ir tuomet sėkmingai sužaidė vartininkas Aurimas Žirgulis. Pradėjo keisti žaidėjus ir svečių komandos treneris Rolandas Leščius, Lietuvos rinktinės žaidėjas. Pasirodė aikštėje, jo marškinėliai pažymėti 15 numeriu. Smūgis iš toli. Netikslus, kamuolys skrieja užribį ir jį grąžins brazilas Aleksandras Kosta Gomesas. Jau pasirodė kai kurie žaidėjai, jau netgi 3 žaidėjai ir kauniečių komandoje. Ir dabar visi 4. Nebeliko aikštėje ne vieno brazilo, visi 4 žaidėjai dabar lietuviai.
kauniečių komandoje, taigi dabar galimybė ir panevėžiečiams šiek tiek pagerinti savo situaciją, nes vis dėlto prieš brazilus gerokai sunkiau rungtyniauti nei prieš Lietuvos piliečius, nors šie žaidėjai galbūt ir nėra ypatingai aukšto lygio žiūrint tarptautiniu mastu, tačiau Lietuvos futsalo lygyje brazilų pasirodymas tikrai yra naujas reiškinys ir be jokios abejonės šie žaidėjai sustiprino komandą, apie tai prieš rungtynes teigė ir Mindaugas Grigalevičius, Kauno Vyčio komandos strategas. Svečių šūvis iš toli, bandė smūgiuoti Kugys, dar vienas Lietuvos rinktinės žaidėjas, jis ir Lešius yra Lietuvos rinktinės žaidėjai, kurie atstovavo mūsų šaliai Jelgavoje, Latvijoje vykusiame Baltijos taurės turnyre. Ten Lietuvos rinktinė užėmė antrąją vietą, buvo įveikti estai, tačiau pralaimėta latviams ir nieko keisto, kad Latvijai tapo to Baltijos taurės turnyro nugalėtojais. Smūgis iš toli, netiksliai smūgiuoja Lipnevičius. Kamuolį grąžins aikštės šeimininkų vartininkas Aurimas Žirgulis. Emilevičius, Žilinskas, Markevičius. Klysta Markevičius, pavojinga situacija. Pražangos nėra, Žilinskas, perimtas kamuolys. Perdavimas ir kamuolys vartuose! 1-0. Tautvydas Švelna 6 minutę muša įvartį ir 1-0 pirmauja Panevėžio Baltija. 4 įvartį šių metų pirmenybėse pelno Tautvydas Švelna ir rezultatas tampa 1-0 aikštės šeimininkų naudai. Puikiai graži ataka, puikus Žilinsko perdavimas ir dar puikesnis Tautvydo. Perdavimas ir kamuolys vartuose! Futsalo meistrai, perimtas kamuolys, Markevičius, beje Markevičius yra vienintelis žaidėjas, kuris žaidžia ir lauko futbolą, atstovauja FK Panevėžys komandai ir yra vienas pagrindinių komandos lyderių. Pernai Baltijos komandoje žaidė ir Mantas Savėnas, tačiau šių metų pirmenybėse jis nusprendė nežaisti futsalo varžybose ir jis yra lauko futsalo žaidėjas. Čia krenta nedidukas Lešius. Pražangos nėra, Markevičius bando senelę žaisti su Nebilevičiumi. Nedaug trūksta, kad būtų iššokęs 1-1. Kugys, jo smūgis į vartus. Vartininkas Aurimas Žirgulis. Prabėgo beveik 6 minutės. Šiame susitikime labai gražus. Na, tiek teko matyti, kiek teko komentuoti šiais metais. Jau drąsiai galima sakyti, kad pirmosios 6 minutės parodė, kad iš tiesų šios dvi komandos vertos tapti Lietuvos čempionėmis, bent jau galime tokią nuomonę susidaryti dabar, kai įpusėjo pirmasis ratas. Galbūt kažkam ir nepatiks, na, tarkim, Vilniaus Bekintui ar Kauno Inkarui ar Radviliškio Lokomotyvui, tačiau iš tiesų turbūt šiose komandose surinkti geriausi žaidėjai ir šių metų pirmenybėse ne veltui šios komandos kol kas nėra patyrusios pralaimėjimo kartelio. Pavojingas perdavimas, čia galva buvo galima pasiųsti kamuolį į vartus, tačiau nepasiekė jo. Evaldas Kugys. Šteinas. Perdavimas į priekį savo komandos draugui Salomanavičiui. Šiek tiek per stipriai pasiųstas kamuolys ir dabar vartininkas Andersonas Lima Targino grąžina kamuolį žaidimą. Pasirodė jau brazilai, visi 4 brazilai aikštėje, taigi jiems dabar reikia jau lyginti rezultatą, nes kol kas Vyčio komanda atsilieka 0-1. Perimtas kamuolys. Nepavyksta pratęsti atakos, prasiveržti kairiuoju kraštu Donatui Paulauskui. Santoso, perdavimas Limai. Na, Lima rungtyniauja, vienas iš Limų rungtyniauja ir Rusijos Superlygoje, tačiau suprantama, tai yra kitas Lima. Rusijos Superlygoje taip pat labai daug brazilų. Brazilai yra vieni stipriausių pasaulyje futsalo meistrų. Brazilija, Ispanija, Rusija, turbūt taip galima įvardinti 3 stipriausias komandas pasaulyje. Ir kaip ir Lietuvos krepšininkai yra paklausūs, populiarūs įvairiose Europos klubuose, taip ir Brazilijos futsalo meistrai yra be galo populiarūs ir geidžiami įvairiose šalise. Dabar Panevėžiečių aikštės pusėje. Vyčio atstovai. Smūgis į vartus. Ir
buvo apleistas jau aikštės plotas, užribyje buvo kamuolys, taigi Paulauskas įgrąžins į žaidimą, Paulauskas, Šteinas, Salamanavičius ir Butėnas panevėžiečių komandoje aikštėje. O svečių komandoje visi 5 brazilai, vartininkas ir 4 aikštės žaidėjai. Butėnas, perdavimas vartininkui, šis Paulauskui, neblogas perdavimas jau netoli varžovos aikštelės, Salamanavičius. Nepavyksta sukladinti varžovo, tenka atsitraukti atgal. Salamanavičius, Paulauskas. Butėnas. Salamanavičius, geras perdavimas, Butėnas. Perdavimas ir čia Salamanavičius. Buvo tako smaigalyje, tačiau neapdorojo kamulio. Perdavimas ir čia Salamanavičius. Šteinas. Perdavimas Salamanavičiui. Šio šūvis stiprus, tačiau matė šį kartą kauniečių komandos vartininkas Andersonas Lima Targino ir net nelietė kamulio, kadangi jis skriejo akivaizdžiai į užribį. Netrukus įpusės pirmasis rungtynių kėlinys po 6 minutę Tautvydo Švelnos pelnyto įvarčio, kol kas 1-0 pirmauja Panevėžio Baltijos komanda. Turbūt apie 200-300 žiūrovų susirinko čia, Durpyno gatvėje. Šiandieną vyksta šis susitikimas. Na, ši salė galbūt ir geresnė yra Panevėžio Baltijos komandai. Geresnė ta prasme, kad čia treniruojasi Baltijos komanda ir nekartą yra Aurelijus Vekretas, komandos treneris, minėjęs, kad būtent Sido arenoje, kai rungtyniauja Panevėžio Baltija, nėra to didelio namų privalumo, kadangi visiškai skirtinga danga, prie kurios reikia priprasti, o čia visuomet treniruojasi Panevėžio Baltija ir prie šios salės ir ypač prie šios dangos labiau yra įpratę panevėžiečiai. Tai galbūt taip pat yra vienas iš privalumų ir pliusų, kalbant apie šią salę. Svečių ataka, Lima, smūgis iš kairės, smūgis šalia vartų. Grįžtant prie praėjusio turo, tai panevėžiečiai labai apmaudžiai prarado taškus, nors iš kitos pusės žiūrint, jie ir įsigelbėjo. Tačiau labai dramatiškai vyko rungtynės Mažeikiuose. Panevėžiečiai pirmavo 4-0. 4-0 pirmavo ir tvirtai kontroliavo situaciją, bet po to antrajame kėlinyje jau jie atsilikinėjo 5-7. Ir 2 įvarčiais ir tik paskutinėmis sekundėmis iš prieš lygiąsias ir tuomet labai džiaugiasi komandos vartininkas Aidas Kiverys. Jis parodė nepadorų gestą žiūrovams ir už tai buvo nubaustas raudona kortele. Šiandieną teko su juo kalbėtis prieš rungtynes. Jis apgailestavo, kad negali padėti savo komandai, tačiau teigia, kad šiek tiek gal ir per griežtai pasielgė tam susitikimui vadovauja arbitrai, nes praktiškai buvo pasibaigęs rungtynių laikas, o panašius gestus rodė ir Mažeikių VIP žaidėjai. Taigi Kiverio nuomonė būtų pakakę ir geltonos kortelės, kad jos nusipelnė jis neneigė, tačiau raudona jo nuomonė šiek tiek per didelis nubaudimas. Na ką padarysi, taip jau buvo. Galbūt ir pamoka ateičiai, kad vis dėlto reikia garbingai elgtis ir žiūrovų, ir arbitrų, ir varžovų atžvilgių ir nežiūrėti, kas ką sako, kas ką daro. Vis tiek žaidėjai yra oficialūs rungtynių varžybų dalyviai ir jiems privalu elgtis padoriai. Įpusėjo pirmasis rungtynių kėlinys. Kol kas 1-0 pirmauja aikštės šeimininkai, kurie tęsia savo ataką. Šteinas. Nepavyksta sukladinti varžovo. Šį kartą gerai gynėsi Aleksandrė Kosta Gomesas. Labai gerai nusiteikę šiandieną panevėžiečiai prieš rungtynes, matėsi darant apšilimą, susikaupimas, jokio atsipalaidavimo, požymių. Puikiai komanda nusiteikusi, puikiai pasiruošusi ir kol kas tikrai atrodo labai neblogai rungtynėse su labai galingu varžovu. Perdavimas Markevičiui. Na, galima priminti abiejų komandų rezultatus šių metų pirmenybėse. Vytis nugalėjo Mažeikių VIP 7-4, Kauno Inkarą 6-5. Kauno Arsenalą 6-1 ir Kauno Chelsea taip pat 6-1. Tačiau vėlgi, Vytis kol kas nežaidė nei su Beketu, nei su Lokomotyvu. Praėjusių metų prizininkais, o su jais jau žaidė panevėžiečiai ir nugalėjo tiek
Lokomotyvą, tiek Bekentą. Panevėžio Baltijos komandos rezultatai šių metų pirmenybėse. 5-4 įveiktas Kauno Arsenalas, 2-1 Mažeikių Lokomotyvas, 5-3 Vilniaus Bekentas, 9-0 Vievio Žiedas ir sužaista lygiosiamis 7-7 praėjusiame ture su Mažeikių VIP komanda. Kiek daugiau nei 9 minutės lieka iki pertraukos, kol kas 1-0 pirmauja aikštės šeimininkai, bandė smūgiuoti iš eigos, dabar Edgaras Stankevičius, tačiau tiksliai to padaryti nepavyko. Kol kas neblogai ginasi panevėžiečiai, jie turi 2 komandinės pražangas, bet kol kas spragų gynyboje nėra, o čia klaida gynyboje ir galėjo iššokti dabar Rolandas Leščius, vienas prieš panevėžiečių vartininką, tačiau neapdorojo kamuolio ir viskas aikštės šeimininkams baigėsi neblogai. Norėtų žiūrovai pražangos, nori jos ir Tautvydas Švelna, tačiau teisėjas Valikonis, buvęs šalia, neižvelgia taisyklių pažeidimo, o čia jau pražanga ir kortelė. Dabar nesuvaldė emocijų Tautvydas Švelna. Galbūt jis piktinosi tuo, kad buvo ten pražanga, dabar jis prasižengė, nesiginčia dėl pražangos, tačiau ginčiasi dėl to, kad jo nuomonė per griežtą nuobaudą, geltona kortelė. Trečioji komandinė pražanga, priminsiu, kad jeigu bus 6 komandinės pražangos, tuomet jau yra mušamas baudinys. Būtent 5 kartus komanda gali prasižengti, o 6 kartą prasižengus yra mušamas 10 metrų baudinys. Kauniečių taka, kairiuoju kraštu, pasiaukojantis Tado Markevičių žaidimas. Krisdamas, Markevičius išmuša kamuolį užribį. Ir jį grąžins į žaidimą dabar Kauniečių komanda. Eldas Kugys. Nedidukas, labai vikrų žaidėjas, atstovavęs, kaip minėjau, Lietuvos rinktiniai kartu su savo klubo draugu Rolandu Leščiumi. Šiuo metu pirmenybėse dalyvauja 9 komandos ir visos jo žais 2 ratų sistema, pražanga. Šį kartą tiesiog kertamas Edgaras Stankevičius ir geltona kortelė rodoma svečių komandai 2 ratų sistema, pražanga. Šį kartą tiesiog kertamas. Šeimininkai yra prasižengę 3 kartus, svečiai 2. Tautvydas Švelna dabar yra arčiau vartų, gauna kamuolį, nugarą į vartus, jis puikiai žaidžia nugarą į vartus. Geras perdavimas ir galimybė pelnyti antrą įvartį, tiesa, kampas buvo aštrus ir beveik iš nulinio kampo Domantas puikiai žaidžia nugarą į vartus. Geras perdavimas ir galimybė pelnyti antrą įvartį, tiesa, esančių žiūrovų tribūnose. Nebloga proga buvo pelnyti dar vieną įvartį. Lygiai 8 minutės lieka iki pertraukos, kol kas 1-0. Kukli, trapi aikštės šeimininkų persvara, tačiau negalima teigti, kad ji yra nepelnyta. Galbūt rezultatas galėjo būti ir lygus, tačiau tai, kad pirmauja 1 įvarčiu panevėžiečiai, nieko keisto, jie tikrai neatrodo blogiau nei Kauno Vyčio komanda, bent jau sužaidus tas 12 žaidimo minučių. Markevičius pasiaukojantis Tado žaidimas. Ir čia nėra pražangos, nors visas atsarginių žaidėjų stolelis jau pašoko ir norėjo pražangos. Inga, ataka, čia jau vartininkas Andersonas Targino. Šteinas prie kamuolio, jis vėl aikštėje. Nebilevičius Švelna, Šteinas ir Stankevičius. Tokios sudėties dabar rungtyniauja Panevėžio Baltijos komanda. Panevėžiečiai praėjusių metų čempionai ir to paties tikslo sieks ir šių metų pirmenybės. Apie tai deklaravo ir komandos vyriausias treneris Aurelijus Vekerotas ir klubo žaidėjai, komandos vadovai. Na, tokius tikslus kelia dar turbūt 5 kolektyvai. Na taip, sakykime taip, bent iš tų komandų, kurios realiai gali pretenduoti, būtent Baltija, Vytis, Inkaras, Bekentas ir Lokomotyvas.
būtent šios 5 komandos kelia tikslus tapti Lietuvos čempionais, blogiausiu atveju prizininkais. Įsiskiria tos mano 5 išvardintos komandos, vis dėlto nesumenkina kitų, tiek VIP, tiek Celsis, tiek Vievio Žiedas, tiek Arsenalas yra galbūt šiek tiek jau mažesnio ir žemesnio potencialo kolektyvai, bet jie taip pat gali puikiai sužaisti. Tad prisiminkime tą patį praėjusį turą, apie kurį jau minėjau ne kartą, kaip, tarkim, Mažeikių VIP komanda vos neatimė taškų, tiksliau vos neatimė 3 taškų iš Panevėžio Baltijos ir tas mačas baigėsi lygiosiomis 7-7 Mažeikiuose. Taigi gali atsirėjo mačiai įkasti bet kuris ir antrosios turnyro lentelės pusės dalyvis, tačiau vertant realiai vis dėlto tie 5 kolektyvai net nebejoju, kad tarpusaviais grąžins kamuolį į žaidimą Kauno Vyčio futbolininkai. Santosas vienintelis iš Brazilų likęs aikštėje, jo marškinėliai pažymėti 11 numeriu, kiti 3 jau Lietuvos piliečiai. Grąžinamas kamuolys panevėžiečiams. Šteinas, Butėnas. 3-3. Pražanga svečiam, Šteinas. Labai techniškas, patyręs žaidėjas. Ilgametis Lietuvos rinktinės futbolininkas. Butėno! Smūgis į vartus, šiek tiek virš vartų skrieja kamuolys. Marius Butėnas šių metų pirmenybėse yra pelnęs 5 įvarčius ir jis yra pats rezultatyviausias žaidėjas Panevėžio Baltijos komandoje. 15 mačo minutė, kol kas rezultatas nekinta. 1-0 po Tautvydo Švelnaus pelninto įvarčio pirmauja Panevėžio Baltijos futsalo meistrai. Santosas. Ieško komandos draugų, keičiama atakos kryptis, vėl skersai aikštės yra adresuojami perdavimai, tačiau jie nėra pavojingi ir kol kas Baltijos komanda sėkmingai gynasi prieš tokius kauniečių komandos išpuolius. Pasirodo dar 2 brazilai Vyčio komandoje. Aikštėje jau ir Lima ir taip pat Gomesas. Limos reidas. Šteinas perima kamuolį. Per toli šiek tiek Šteinas atleidžia kamuolį, tačiau kamuolio kontrolė išlieka panevėžiečių ir jie iš už šoninės linijos grąžins kamuolį į žaidimą. 3-3 pagal komandinės pražangas pirmajame rungtynių kėlinyje. Salamanavičius, Paulauskas, Šteinas ir Butėnas pirmojo ketvirtuko žaidėjai. Panevėžiečių komandoje dabar yra čia aikštėje. Vien brazilai dabar rungtyniauja ir kauniečių komandoje, taigi pirmasis ketvirtukas ir Vyčio ekipoje. Nuo Gomeso kojos, kamuolys apleidžia aikštelę, Butėnas jį grąžins į žaidimą. Salamanavičius, Butėnas. Ir vartininkas, neblogas perdavimas. Čia galimybė! Ir 1-1 buvo atsidūręs Tomas Salamanavičius. Netgi turėjo laiko prisitaikyti, tačiau puikiai sužaidė kauniečių komandos vartų sargas Andersonas Lima Targino. Jis apleido vartus, sumažino kampą ir neleido panevėžiečiams pelnyti antro įvarčio. Aštrus Salamanavičiaus perdavimas, niekas jo neuždaro, greito, žaibiška. Kauniečių ataka, nelabai nusisekęs ir stiprus smūgis. Salamanavičius gauna kamuolį varžovo aikštės pusėje. Jo smūgis ir Tomas Salamanavičius, Lietuvos rinktinės žaidėjas, muša antrąjį įvartį ir savo ketvirtąjį šių metų pirmenybėse. Jo smūgis ir Tomas Salamanavičius. Labai galingai šių metų pirmenybėse atrodė Kauno Vyčio komanda, nugalėjo netgi Lietuvos rinktinė, tiesa, tai buvo kontrolinės rungtynės Radviliškyje, bet vis dėlto nugalėti Lietuvos rinktinė 3-2 irgi yra ką veikti. O dabar kol kas panevėžiečiai priekyje 2-0 ir čia atsakas. Ir čia pražanga ir tada bus baudinys, kadangi buvo prasižengta baudos aikštelėje. Taip,
Taip, 6 metrų baudinys. Labai daug šansų. Atsakas. Ir čia pražanga. Ir dabar 6 metrų baudinys. Prie kamuolio Lucijo Brandavo Santosas. Santoso ir Žirgulio akistata. Santosas yra pelnęs 5 įvarčius šių metų pirmenybėse, galimybė pelnyti 6. Be galo sunku atremti 6 metrų baudinį, tačiau pasitaiko, kad nepataiko žaidėjas į vartus arba, na žiūrėsime, smūgis į vartus ir įvartis. Šaltakraujiškai Santosas muša įvartį ir 16 minutė. Rezultatas tampa 2-1. Arba, na žiūrėsime, smūgis į vartus ir įvartis. Šaltakraujiškai. Pelnė įvarčius ir liko žaisti mažiau nei 4 minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Labai gražioje, dinamiškoje atkokolioje akistatoje 2-1 pirmauja Panevėžio Baltijos komanda, kuri dabar gynasi nuo Kauno Vyčio klubo atakos. Salomanavičius nepavyksta išlaikyti kamuolio kontrolėje ir dabar 4 brazilai vienas kitam adresuoja kamuolį ir bando suregzti dar vieną ataką ir galbūt tokiu būdu išlyginti rezultatą dar pirmajame rungtynių kėlinyje, kur lieka žaisti 3,5 minutės. Šteinas gerai žaidžia galvą. Paulauskas šalia jo Butėnas, tačiau neapdoroja kamuolio tinkamai Paulauskas. Tiesa, jis išlieka panevėžiečių kontrolėje. Salomanavičius perdavimą Šteinui. Butėnas. Praranda kamuolį Marius Butėnas, reikia grįžti į gynybą. Tiesa, pernelyg mažos pajėgos dalyvauja puolime ir kauniečių komandoje. Vienas Kosta Gomesas buvo atakos smaigalėje, niekas jo iš komandos draugų nepalaikė, todėl ataka užgeso. Šteinas, aikštės viduriu, šūvis iš toli, pataiko į varžovų kojas ir savo žaidėją Butėną, nesunku pasakyti, ten keli žaidėjai buvo viename beveik taške. Tęs savo ataką panevėžiečiai, Paulauskas grąžins kamuolį iš užribio. Šteinas. Salomanavičius. Nepavyksta suvadinti varžovo ir nieko nelaukdamas Šteinas tokiu smarkiu smūgiu likviduoja pavojų. Tęsia ataką svečiai, De Souza. De Souza. Lima. De Souza. Santosas. Lima. Gauna kamuolį Gomesas. Vienas kitam dabar adresuoja kamuolius brazilai. De Souza. Plačiai stengiasi rungtyniauti brazilai. Taip suprantama, kuo daugiau erdvės, kuo daugiau išnaudoja aikštės ploto, tuo techniškesniems žaidėjams yra privalumas. Matome, kaip plačiai išsidėstę yra Brazilijos piliečiai. Gomesas bandė šauti iš karto vienu lietimu. Tačiau kamuolio kontrolė atitenka panevėžiečiams, nelabai patenkintas dabar Mindaugas Grigalevičius, Vyčio komandos treneris. Šteinas prie kamuolio ir veikiausiai bus adresuotas kamuolys į varžovo aikštės pusę. Lygiai 2 minutės lieka komandoms žaisti pirmajame rungtynių kėlinyje. Kol kas rezultatas nesikeičia, 2-1 pirmauja Panevėžio Baltija. Santoso perdavimas Gomesui. Šis De Souzai. Ir čia klysta. Lygioje vietoje klysta Gomesas. Salomanavičius. Vartininkas gerai žaidžia. Šteinas. Klaida. Gomesas. Šūvis iš toli. Laimė nepataiko dabar Gomesas. Žilinskas ir Šelna pasirodo aikštėje. Keičia Salomanavičių su Šteinu. Šie 2 vaikinai. Žilinskas. Gražiai pramestas kamuolys. Norėtų Žilinskas pražangos. Panašu, kad neišnaudos 6 pražangų, nei viena, nei kita komanda. Pernelyg jau mažai laiko lieka pirmajame kėlinyje. Švelna. Bandymas numesti kamuolį Žilinskui, baigėsi nesėkmingai.
Švelna. Po pirmojo kėlinio pražangos anuliuosis ir antrajame kėlinyje vėl bus galima prasižengti 5 kartus, tik nuo 6 pražangos yra mušami 10 metrų baudiniai, smūgis iš toli, per stipriai. Tai daro Vyčio komandos žaidėjas De Souza. O čia palei mūsų kameras skrieja kamuolys, laimiai nepataiko operatoriui į galvą ir viskas tvarkoje. Paskutinioji minutė prasidėjo pirmajame rungtynių kėlinyje. Labai graži kova, techniškas išleistas kamuolys į užribį. Tai daro Santosas, sutinka su tuo jis. Nebelevičius. Švelna moka žaisti stūbo pozicijoje. Švelna išsisuka iš varžovo globos ir nepavyksta smūgiuoti į vartų plotą. Pražanga, 5. pražanga ir dar dabar jau reikia Panevėžiečiams būti labai atsargiems, nes jeigu dar kartą prasižengs, bus skirtas 10 metrų baudinys. Taigi likusias 33 sekundės reikia žaisti be pražangų. Trisdešimt 3 sekundės iki pertraukos, 2-1 priekyje Panevėžio Baltija ir baudos smūgis link Baltijos komandos vartų. Prie kamulio Lucijo Brandavo Santosas. Šiandieną jau pelnęs įvartį iš 11 metrų žymės. Jo smūgis reaguoja Aurimas Žirgulis. Klastingas smūgis pažemė. Dar vienas smūgis. Kamuolys vartininko rankose. Oi, kokia klaida. Na, negalima taip klysti savo vartų prieigose. Dabar tiesiog reikia silaikyti Panevėžiečiams, galbūt ir teisingai. Nes laiko nedaug, svarbiausia neprasižengti 6 kartą, kad nebūtų skirtas 10 metrų baudinys. Šuovis iš toli. Kas greitesnis? Vartininkas greitesnis ir paskutinėse sekundės. Aidis Sirena skelbianti, kad baigėsi pirmasis rungtynių kėlinys. 2-1 po pirmojo kėlinio priekyje aikštės šeimininkai Panevėžio Baltijos futsalo meistrai. Pertrauka. Treneri, šiandieną laukia rungtynės su Panevėžio Baltija. Kokios nuotaikos atvyko jūsų auklėtiniai ir ko tikitės iš šių rungtynių? Pažiūrėkit, kokios nuotaikos. Super nuotaika. O šį sezoną mūsų tikslas vienas. Prieš kiekvienas rungtynės su bet kokią komandą pergalę. Tai, kad yra daug legionierių jūsų komandoje, turbūt taip pat privalumas lyginant su praėjusiu sezonu. Tai taip, aišku. Žmonės mato, kad brazilai įnešė, kaip sakyt, gero vėjo. Aišku, gerai, emocijos, viskas tvarko. Sezono pradžioje buvo teigiama, kad kai tie legionieriai įsiliejo komandą, kad paaiškės, ar jie liks ar neliks. Dabar turbūt jau tų klausimų kaip ir nebėra. Nu taip, matom, įsiliejo gerai, bent šiai minutei lieka, paskui pasižiūrėsim. Aišku, ir sėkmės, ačiū. Prašau. Gražesnis, jaunesnis tu, tai ką? Kalbame su Baltijos komandos treneriu Aurelijų Vekeriu. Sakykite, šiandien atvažiavo Kauno Vytis komanda, kuri šių metų pirmenybėse dar nepralaimėjo. Ką žinote apie ją ir kaip komanda pasiruošusi kovai? Na, turbūt visa futbolo visuomenė žino, kad Kauno Vytis turi stiprius legionierius iš Brazilijos. Tai, sakykime, pirmas penketas toks jų ir bus. Labai stiprus žaidėjai. Tiesa, pralaimėjimo neturi, bet nežaidė ir su stipriausiam komandom. Tai šiandien Baltija parodys savo lygį ir manau, jiem nebus lengva. Tai, kad nebus Skeiverio dėl raudonų kortelių, ar nesukels problemų vartininko grandyje? Na, kaip ten bebūtų, Aidas mūsų pirmas vartininkas, bet Aurimas Žirgulis taip pat labai pajėgus vartininkas, na, manau, problemų neturėtų būti. Aišku, sėkmės, treneri. Dėkui.
Leščius ir Modestas. Sakoma, kai pasitiksi naujuosius, tokie jie ir bus. Todėl palydėti senuosius ir dvariškai pasitikti naujuosius kviečia jūs Bistrampolio dvaras. Išskirtinė aplinka, gurmaniški patiekalai, nepakartojama vakaro programa su Jonu Sikorskiu ir grupe bei diskoteka iki paryčių. Jūsų mažuosius linksmins animatoriai. Laimingų ir sėkmingų 2017 jums linki Bistrampolio dvaras. Kauno klubų garbę Leščius ir Modestas. Sakoma, kai pasitiksi naujuosius, tokie jie ir bus. Todėl palydėti senuosius ir dvariškai pasitikti naujuosius kviečia jūs Bistrampolio dvaras. Išskirtinė aplinka, gurmaniški patiekalai, nepakartojama vakaro programa su Jonu Sikorskiu ir grupe bei diskoteka iki paryčių. Jūsų mažuosius linksmins animatoriai. Laimingų ir sėkmingų 2017 jums linki Bistrampolio dvaras.
Tęsiame transliaciją iš Panevėžio. Prasidėjo antrasis rungtynių kėlinys. Šiandieną Lietuvos A lygos futsalo pirmenybių rungtynes žaidžia aikštės šeimininkai, Panevėžio Baltijos futbolininkai, jų varžovai Kauno Vyčio ekipa. Po pirmojo kėlinio rezultatų 2-1 pirmauja Panevėžio Baltijos komanda. Panevėžiečiams įvarčius pelnė Tautvydas Švelna ir Tomas Salamanavičius, o svečių komandoje nuo 6 metrų baudinio mušdamas baudinį pasižymėjo Lucijo Brandavo Santosas. 2-1 toks rezultatas, 1-0 pirmavo aikštės šeimininkai, po to rezultatas buvo 2-0, o po to iš baudinio išlygino svečiai rezultatą ir dabar prasidėjus antrajam kėliniui būtent 2-1 pirmauja Panevėžio Baltijos komanda. Jau pirmajame kėlinyje minėjau, kad abi komandos kol kas nėra patyrusios pralaimėjimų kortelių šių metų pirmenybėse. Panevėžiečiai yra praradę jau 2 taškus, sužaidė lygiosiomis išvykoje su Mažeikiu VIP praėjusiame ture 7-7, kai kauniečiai visus 4 savo mačus laimėjo ir kol kas neprarado nei taško, turi surinkę 12 taškų iš tiek pat galimų, panevėžiečių sąskaitoje 13 taškų iš 15 galimų. Taigi drąsiai galima teigti, kad susitinka šių metų Lietuvos A lygos futsalo lyderiai. Vėl tas pats starto ketvertukas kauniečių komandoje, visi 4 Brazilijos piliečiai. Panevėžiečių komandoje taip pat pirmasis ketvertukas, tai Paulauskas, Butėnas, Šteinas ir Salamanavičius. Atvyko grupelė ir Kauno Vyčio aistruolių, o čia pavojinga situacija ir galėjo dabar puikiai proga išlyginti rezultatą. Galėjo šios atakos metu Lima, tačiau nepataikė iš neblogos situacijos į vartų stačiakampį ir kamuolys skrieja į užribį. Salamanavičius, prieš jį 2 brazilai, nepavyksta žaisti. Lima, puikus starto greitis šio brazilo, šauna lyg patranka į priekį brazilas ir stabdydami Limą taisyklės pažeidžia panevėžiečiai. Pirmoji komandinė pražanga, pirmajame kėlinyje 5 komandinės pražangas surinko Baltijos komanda, taigi išvengė jie 10 metrų baudinio, kuris yra mušamas, kai komanda prasižengia 6 kartus per kėlinį. Po to pražangos anuliuojasi ir dabar vėl iš naujo skaičiuojamos pražangos iki 6. Jeigu jas kažkuri komanda surinks, jos vartus bus mušamas 10 metrų baudinys. O dabar kitas variantas, iš toliau smūgiuoja Santosas. Galingas šūvis, vartininkas Žirgulis gelbsti savo komandą. Dar aktyvesni, dar labiau užsivedė brazilai po pertraukos ir matosi, kad jie išėjo antrąjį kėlinį rungtyniauti dar ryžtingiau nusiteikę. Netenkina toks rezultatas Kauno Vyčio komandos, nors kol kas tikrai dar niekas neprarasta, nes žaisti labai daug laiko ir vieno įvarčio persvara šiuolaikiniame futsale tikrai nėra labai jau didelė. Salamanavičiaus smūgis iš toli, dar vienas smūgis. Paulauskas nuo vartininko atšokusi kamuolį, pirmasis apdorojo Donatas Paulauskas, bet vartininkas Andersonas Lima Targino apgynė savo tvirtovę ir neleido panevėžiečiams pelnyti dar vieno įvarčio. Butėno šūvis blokuotas. Dabar jau nebloga Baltijos komandos ataka. Užsitęsusi ataka ir panevėžiečiai gan rimtai grasino Kauno Vyčio komandos vartams. Butėnas, Šteinas. Šteino šūvis. Šalia vartų skrieja kamuolys. Stiprų tolimą smūgį turi Arūnas Šteinas, dažnai jį demonstruoja žaisdamas Baltijos komandoje, taip pat ir Lietuvos rinktinėje. Vėl plačiai rungtyniauja Kauno Vyčio atstovai. Salamanavičius norėjo, kad rungtynių arbitrai užfiksuotų, jog kamuolį paskutinysis lietė Gomesas, tačiau nieko panašaus. Nuo Salamanavičiaus kamuolys išėjo į užribį, tęsė savo ataką svečiai. Gomesas Lima. Santosas. Desauza. Lima. Sėkmingai gynyboje darbuojasi dabar Paulauskas. Tiesa, nuo jo kamuolys skrieja užribį ir kampinis prie Baltijos komandos vartų. Beveik 3 minutės komandos užžaidė antrajame kėlinyje, kol kas rezultatas kaip ir po pirmojo kėlinio.
2-1 pirmauja aikštės šeimininkai, praėjusių metų šalies čempionai, Panevėžio Baltijos futzalo meistrai. Šteinas niekur neskuba. Paulauskas. Ieško atakos tęsinio. Kauno Vyčio futbolininkai. Smūgis. Na, tiksliau perdavimas buvo dabar arčiau vartų, bet niekas nesuskubo po šio Santoso perdavimo. Markevičius pasirodęs aikštėje, labai ryžtingas žaidėjas. Tadas Markevičius. Pasirodo jau antrojo ketvirtuko žaidėjai Panevėžiečio komandoje. Žilinskas prižiūri dabar Lima. Limos smūgis ir vartininkas gerai žaidžia tame epizode, matė pirminį smūgį momentą, dabar Aurimas Žirgulis sureagavo į šį Limo smūgį ir Lima jau ne, vis dėlto ne Lima, kiti žaidėjai keičiasi, pasirodo jau kai kurie antrojo ketvirtuko žaidėjai Kauno Vyčio komandoje. Su kamuoliu Santosas, vienintelį įvartį šią dieną įmušęs Kauno Vyčio komandai futbolininkas. Gomesas. Santosas, Gomesas. Gražiai žaidžia Buje ir puikiai žaidžia Žirgulis. Mažina kampą, apleidžia vartus ir neleidžia svečiams išlyginti rezultato. Vėl atakos smaigalyje buvo Lima, jį prižiūri Žilinskas. O dabar iniciatyva priklauso svečiams, jie daugiau kontroliuoja kamuolį, jie rengia pavojingesnius išpuolius, bet kol kas sėkmingai tvarkosi savo tvirtovėje. Aurimas Žirgulis, o čia klysta. Ir kamuolys vartose! Kamuolys vartose! Edgaras Stankevičius! 25-ąją mačo minutę, pelno savo ketvirtą įvartį šių metų pirmenybėse. Rezultatas tampa 3-1. Panevėžio Baltijos komandos naudai vėl statomas. Dviejų įvarčių pranašumas. 2-0 pirmavo panevėžiečiai. Svečiams pavyko sušvelninti, bet dabar Edgaras Stankevičius pasinaudojęs varžovų klaida. Siunčia kamuolį praktiškai į tuščius vartus. Ir Panevėžio Baltijos komanda įgyja vėl dviejų įvarčių persvarą. 3-1 pirmauja aikštės šeimininkai. Be pražangos pavyksta apsiginti Baltijos komandai. Nebelevičius, geras perdavimas, Žilinskas ir nesugeba Žilinskas įveikti Targino. O čia jau vartininkas, tušti vartai, Markevičiaus smūgiuot, tušti vartai. Nepasinaudoja tuo panevėžiečiai, Markevičius, Žilinskas. Įdomu, be galo įdomu čia Panevėžyje. Kokią puikią ataką surengė dabar Vyčio komandos vartų sargas Andersonas Lima Targino. Gražu žiūrėti, kaip jungiasi ataką vartininkas iš Brazilijos ir jis buvo atsidūręs jau visiškai prie Panevėžio Baltijos komandos vartų. Patinka žiūrovams, toks futzalas tikrai aukščiausio lygio rungtynės, kokias yra tekę matyti Lietuvos čempionate. Ir tai yra tikrai šio šeštojo turo pašmena. Nepriklausomai nuo to, kaip mačas pasibaigs, dabar jau galima sakyti, kad tai tikrai yra aukščiausio lygio rungtynės, kokios gali vykti Lietuvoje tarp klubų. Beveik 6 minutės komandos sužaidė antrajame rungtynių kėlinyje, vėl keičiasi kai kurie žaidėjai, pasirodo komandos kapitonas Marius Butenas panevėžiečių komandoje. Na, gal dar anksti žaisti kaip aikštės žaidėjui svečių komandos vartininkui, tačiau jeigu rezultatas nesikeis, suprantama, kad svečių komandos vartininkas, o gal ir pakeisantis kitas žaidėjas, dalyvaus atakose ir tokiu būdu bandys lyginti rezultatą, nes Vytis atvažiavo siekti pergalės ir tik pergalė tenkina
Kauno Vyčio komandos trenerius, vadovus ir žaidėjus. Tikrai puikia komanda šis metais subūrė Kauno Vytis ir komandai keliami patys aukščiausi tikslai ir uždaviniai šių metų Lietuvos futsalo A lygos čempionate. Vyčio ataka. Sėkmingai gynėsi Butėnas. Leidžia kietą kovą teisėjai. Futzalė taip, galima šiek tiek pasistumdyti arba taisyklių ribose pakovoti kiek kiečiau. Paulauskas Butėnas. Salamanavičius Šteinas. Na dabar Panevėžiečių pirmasis ketvertukas prieš antrąjį varžovų. Nėra Brazilo aikštėje. Salamanavičius. Butėnas. Salamanavičius liečia kamuolį kauniečių komandos žaidėjas ir Marius Butėnas grąžins į žaidimą. 7 minutės, kiek daugiau prabėgo antrajame rungtynių kėlinyje. Klaida atliekant perdavimą, tačiau ją taiso Salamanavičius. Perdavimas Butėnui, ne visiškai tikslus. Kokia pavojinga situacija! Ir dabar jau vartose buvo ir Marius Butėnas, dėl viso pikto pasaugojo Aurimą Žirgulį. Tačiau apsigynė Panevėžiečiai. Šūvis iš toli, koja, reaguoja Žirgulis, jis jau krito į kairę, bet kamuolys nuo jos skriejo į dešinę ir sureagavo Aurimas Žirgulis. Aistros verda ir rungtynių arbitram šiandieną nėra lengva tiek Baliukoniui, tiek jo kolega aikštėje Gomolko. Tenka šiandieną žaidėjus raminti, tramdyti aistras, nes rungtynių kaina didelė. Pirmaujant, ta komanda, kuri laimės, taps vienvaldę lyderę ir pirmaus šių metų Lietuvos futsalo lygos čempionate. Jeigu mes kalbėsime apie Panevėžiečius, tai su stipriausiamis komandomis, na galbūt išskyrus Inkarą, ir su Lokomotyvu, ir su Bekentu, Panevėžiečiai jau pirmajame rate sužaidė ir iškovojo pergalės. Tuo tarpu Kauno Vyčio komandai teks dar tikrai 2 rimti varžovai, tai būtent Radviliškio Lokomotyvas ir Vilniaus Bekentas. Čia lengva taip pat nebus. Beje, rytoj dar viena transliacija, tiesioginė transliacija internetu, kai Vilniaus Bekentas namuose Lietuvos Edukologijos universiteto sporto salėje 16 val. Žais su Mažeikiu VIP, taigi rytoj 16 val. Dar viena Lietuvos futsalo 6-ojo turo transliacija. Smūgis iš toli, stiprus, tačiau netikslus. Santoso šūvis ir dabar jau Panevėžiečių ataka, smūgis nuo Baltijos komandos vartų, tiksliau grąžinamas kamuolys nuo Baltijos komandos vartų. Šteinas, Paulauskas, Salamanavičius, Butėnas, Salamanavičius. Pražanga. Pirmoji komandinė. Kol kas negrėsia pražangų limitas nei vieniems, nei kitiems. Po kartą yra prasižengę abiejų komandų futbolininkai antrajame rungtynių kėlinyje, kuriame sužaista kiek daugiau nei 8 minutės. Standartas, nors ir toli iki vartų, tačiau visuomet standartai būna pavojingi ir nežinai, kaip jis gali pasibaigti. Šteinas, palaiko žiūrovai. Palaiko žiūrovai savo numylėtinius. Šteino šūvis labai stiprus, tačiau to pačiu ir netikslus. O dabar jau svečių ataka. Pavojinga situacija. Šteinas be pražangos. Apsigina Panevėžiečiai. Atviras futbolas, vyrauja Butėnas. Šteinas. Atrodė, kad smūgiuos į vartus Butėnas, nieko panašaus, nesmūgiavo. Perdavimas. Daug patarimų turi savo auklėtiniams abiejų komandų strategai, tiek Panevėžiečių treneris Aurelijus Vekriutas, tiek svečių komandos strategas Mindaugas Grigalevičius.
Taip, rungtynių svarba be galo didelė ir šiandieną nusileisti nenori niekas, tuo labiau, kad pralaimėjimo, kaip minėjau, dar nėra patyrę nei vieni, nei kiti. Gomesas šūvis ir kamuolys skrieja į užribį. Nepaisant to, kad jau beveik įpusėjo antrasis rungtynių kėlinys, labai aukšta sparta, vyksta rungtynės ir kol kas nėra kažkokių tai laiko stabdymų daug ar tiesiog pozicinio žaidimo. Labai agresyviai rungtyniauja abiejų ekipų žaidėjai, ryžtingai atakuoja tiek vieni, tiek kiti ir kuria pavojingus momentus tiek prie vienos, tiek prie kitos komandos vartų. Taigi tikrai įdomus, akiai patrauklus, sakyčiau, dinamiškas futzalas vyrauja čia Panevėžyje ir kol kas mes tikrai negalime teigti, kad Panevėžio Baltija iškovos pergalę, nors ir pirmauja 2 įvarčių skirtumų, bet laiko dar labai daug, dar kiek daugiau nei 10 žaidimo minučių. Svečių ataka. Švelna, perimtas kamuolys. Perdavimas Stankevičiui. Smūgis į vartus ir jau čia gynėjai nuo vartų linijos smūgiuoja kamuolį. Sunku buvo tokiame epizode kažką daugiau nuveikti. Panevėžiečiams vis dėlto kampas aštrokas ir be to gynyboje buvo net 3 Kauno Vyčio komandos futbolininkai. Lygiai pusę laiko prabėgo. O čia vartininkas, kuris mėgsta apleisti savo vartininko aikštelę, dabar vėl žaidžia rizikingai. Tačiau galų gale kamuolys atsiduria jo rankose ir tęs dabar ataką jau Kauno Vyčio futbolininkai. 31 mačo minutė įpusėjo. Pačiam būti pirmaujančių vaidmenyje. Salamanavičius grąžina kamuolį į žaidimą. Šteinas. Markevičius. Kauno Vyčio ataka. Vėl galingai užspaudė Panevėžiečių vartus ir pelno įvartį. Pelno įvartį svečiai Santosas, tas pats žaidėjas, kuris šiandieną įmušė 6 metrų baudinį, dabar tolimų šūvių 32 minutę. Nuginkluoja aikštės šeimininkų vartininką Aurimą Žirgulį ir rezultatas tampa 3-2. O Luciano Brandao Santosas pelno savo jau 7 įvartį šių metų pirmenybėse. Iki 1 įvarčio švelnėja svečių atsilikimas, lieka žaisti lygiai 8 minutės. Butėnas.
Šteinas. Panevėžiečiai tęs ataką, grąžindami kamuolį iš šoninės linijos. Šteinas, Salamanavičius, Butėnas ir Paulauskas. Pirmasis ketvertukas, Salamanavičius. Kauno Vyčio ataka. Vėl galingai užspaudė Panevėžiečių vartus ir pelno įvartį. Nepavyksta atlikti perdavimą Butėnui. Perskito šį sumanymą Gomesas ir nuo jo kojos kamuolys vėl skrieja į užribį. Butėnas, Šteinas. Salamanavičius, Šteinas. Kauno Vyčio komandos ataka. Pasikeitė vartininkai, dabar kauniečių komandoje jau kuris laikas vartose. Edvinas Blusys, jis pakeitė iki tol Andersono Lima Targino, kuris stovėjo vartose. Butėnas likviduoja pavojų. Duomensų iš po kojų išmuštas kamuolys ir iš užribio vėl jį grąžins į žaidimą Kauno Vyčio komanda. Ir toliau tęsiasi Kauno Vyčio komandos ataka. Paulauskas sėkmingai darbuojasi gynyboje. Smūgiuoja kamuolį varžovų aikštės pusė, bet su juo ir toliau Kauno Vyčio futbolininkai. Santosas. Keičiame atakos kryptis. Kairiuoju kraštu. Lima. Santosas. Gomesas. Butėnas blokuoja jo smūgį. Vėl bando užspausti aikštės šeimininkus Kauno Vyčio futzalo meistrai. Pagrindinį vaidmenį Kauno Vyčio komandoje be jokios abejonės vaidina šis žaidėjų ketvertukas esantis aikštėje. Tai yra legionieriai iš Brazilijos. Greitas perdavimas. Paulauskas. Salamanavičius. Butėnas. Šteinas. Butėnas. Salamanavičius. Gražiai bandė aplinti varžovą, tačiau nepavyko to padaryti, o po to jau pražanga. Antroji komandinė. Abi komandos yra prasižengę po 2 kartus. Antrajame kėlinyje Šteinas. Nuo jo kojos kamuolys varžovo aikštės pusėje. Keičiasi visi 4 brazilai. Vietoj jų aikštėje pasirodo lietuviškasis ketvertukas. O dabar penketukas, kadangi vartose taip pat yra jau kauniečių komandoje Lietuvos, o ne Brazilijos pilietis. Edvinas Blusys. Kauniečių ataka, nuo Markevičiaus kamuolys apleidžia aikštelę. Evaldas Kugys buvo atakos smaigalyje. Kiek daugiau nei 5 minutės lieka iki rungtynių pabaigos. Labai dramatiškas lygiaverčių varžovų susitikimas, kuriame spręsti pirmašų laimėtoją likus 5 minutėms yra neįmanoma.
spėlioti galime, gali visai pasibaigti mačas, tačiau realiai labai sunku tai numatyti. Žilinskas, perimtas kamuolys. Švelna. Nebelevičius. Perdavimas link Markevičiaus, tačiau čia greitesnis yra Kugys. Taip pat Leščius. Leščius su kamuoliu. Senelė bando žaisti su komandos draugu. Leščius. Ojojoj, kokią progą dabar paleidžia vėjais. Kauniečiai. Puikus Leščiaus perdavimas komandos draugui ir iš dėkingos situacijos, iš idealios situacijos Rimvydas Lipnevičius nesugeba pelnyti išlyginamojo įvarčio. Puikiai proga, ideali proga buvo išlyginti rezultatą Kauno Vyčio komandai, bet Rimvydas Lipnevičius nesugebėjo tai padaryti, būdamas tikrai dėkingoje situacijoje. 4,5 minutės lieka iki rungtynių pabaigos. 3-2, minimalė persvara priekyje Panevėžio Baltijos futzalo meistrai. Markevičius. Nebelevičiui, ne visiškai tiksliai. Vėl kauniečiai perima kamuolį. Leščius. Nepavyksta apžaisti Žilinsko. Žilinskas labai sėkmingai žaidė čempionato starte. Na, jis dabar taip pat sėkmingai žaidžia, tačiau čempionato starte buvo kiekviename mače. Pasižymėdavo, pelnydavo po įvartį. Pirmusius 3 įvarčius pelnė jis pirmose 3 turuose. Dabar šiek tiek jau kiti žaidėjai prisideda prie pelnytų įvarčių ir Gytis Žilinskas išlieka su tais pačiais 3. Na, 3 įvarčius panevėžiečių komandų yra pelnęs ir Zaborskis, ir Paulauskas, ir Žilinskas, ir buvo švelna su Solomonavičiumi iki šios dienos mačo, tačiau šiandieną pelnė po įvartį, dabar jų sąstojo po 4 tikslius smūgius. Tai rodo, kad kolektyvinį ir komandinį žaidimą propaguoja Aurelijaus Bekerto auklėtiniai ir nėra vieno ryškaus iš aikšto lyderio. Markevičius. Kai kurie žiūrovai sufleruoja, kaip dabar reikia žaisti, suprantame, kad žiūrovų sufleravimas yra viena, o ištėje kas kita, tačiau kai kurie žiūrovai jau teigia, kad galima tiesiog spardyti, smūgiuoti kamuolį į užribį ir taip tempti laiką. Laiko dar labai daug. Sunku pasakyti, ar tokia filosofija gali vadovauti žaidėjai. Vis dėlto futzale yra 3,5 minutės yra pakankamai ilgas laikas ir galima praleisti ir mušti, visko gali nutikti. Žiūrovai įsijungia kaip reikia, žiūrovų čia minėjau apie 200-300, tikrai gera atmosfera, nedidelė kompaktiška salė ir čia žiūrovų palaikymas tikrai jaučiasi, audringas žiūrovų palaikymas ir tą jaučia Panevėžio Baltijos komanda. Yra atvykusi grupelė aistruolių ir iš Kauno, kurie taip pat su būgnais ir su savo atributika palaiko ir Kauno Vyčio futzalo meistrus, taigi tikrai gražus renginys vyksta šiandieną Panevėžyje ir dar įdomiau tai, kad jis vyksta labai atkakliai, rungtynės vyksta labai atkakliai ir kol kas mes negalime spręsti, kuri komanda šiandieną laimės. Pernelyg trapus rezultatas ir pernelyg lygios komandų jėgos. Ir dabar Kauno Vytis prašo minutės pertraukėlės. Kiek Kauno žiūrovus įdarė? Daugiau? Baigėsi minutės pertraukėlė, gali būti, kad neužilgo bus vartininkas Edvinas Busys, keičiamas 5 aikštės žaidėjų. Jeigu rezultatas nesikeis, manau, kad neužilgo tokį sprendimą priims arba
grįžta aikštelę Targino, vartininkas, kuris prieš tai stovėjo vartuose ir jungsis į atakas, tai jau nuspręs Mindaugas Grigalevičius. Kol kas brazilai gana paslaptingi, atvirai pasakius, neteko jų matyti. Šiandieną pirmą kartą akivaizdi pažinti su jais, todėl sunku spręsti apie jų žaidimo stilių. Čia tolimas klastingas šūvis ir dabar Santosas vėl bandė nuginkluoti aikštės šeimininkų vartininką. Šiandieną Santosas jau 2 kartus privertė žirgulį išimti kamuolį iš savo vartų tinklo. Labai sunkios rungtynės abiems komandoms ir šiandieną susitinka lygiaverčiai, 2 vienas kito verti varžovai. Ne veltui šios komandos šių metų pirmenybės rikiuojasi pačioje turnyro lentelės viršūnėje ir ne veltui juos abi dar nėra patyrusios pralaimėjimo kartėlio. Butėnas, jo Reigas. Klysta ir dabar jau svečiai Santosas. Šūvis ir likviduotas pavojus. Vos neįvartis į savus vartus, dabar jau nuščiuvo visa Panevėžio. Ir dabar jau svečiai Santosas. Šūvis ir likviduotas pavojus. Na, ačiū Dievui panevėžiečiams į užribį. Dabar vėl pavojinga situacija ir vėl arti tikslo buvo Kauno Vyčio futbolininkai išlyginti rezultatą. 2 minutės ir 8 sekundės lieka iki rungtynių pabaigos. Šteinas. Taip, reikia palaikyti kamuolį panevėžiečiams, suprantama, kad skubėti nereikia, o klysti taip pat nereikia. Gomesas, smūgis į vartus, dar vienas šūvis ir dabar dovanoja Vyčio komanda panevėžiečių klaidas. De Souza buvo arti tikslo išlyginti rezultatą. Taip, tenka pripažinti, kad rungtynių pabaigoje geriau atrodo Vyčio komanda ir Vyčio komanda perima iniciatyvą bei bando išlyginti rezultatą, bent jau išlyginti. Turbūt persverti galbūt ir daugoką būtų, kalbant apie štai dar vienas smūgis ir kampinis. Na ir dabar matau jau vartininkas keičiasi, pasirodo aikštėje Targino. Vartininkas, kuris bus jau kaip ir 5-uoju žaidėju. Almatos Kairato vartininkas, kuris rungtyniauja UEFA Čempionų lygoje ir taip pat šiais metais dalyvaus UEFA Čempionų lygoje finalo ketvirtą, taip pat puikiai jungiasi į atakas ir Almatos Kairato vartininkas yra vienas geriausių pasaulyje vartininkų, kuris dalyvauja atakos, net ir esant tarkim teigiamų rezultatų, kai nereikia keisti 4 aikštės žaidėjo 5. Gal panašiai kaip Almatos Kairato vartininkas žaidžia ir Targino, sunku pasakyti, pažiūrėsime. Galbūt įsitikinsime per tą minutę 20 sekundžių, kurios lieka iki rungtynių pabaigos. Dabar vartai tušti ir visi Vyčio futbolininkai susispietė prie Panevėžio Baltijos komandos vartų. Čia pavojinga situacija ir reikia mušti į tuščius vartus. Na dabar iš tiesų tokia įdomi situacija. Galbūt vartininkas Žirgulis įstumtelėjo varžovą, bet realiai negalima trukdyti vartininkų išmesti kamuolio, ką akivaizdžiai bandė daryti dabar Kauno Vyčio komandos žaidėjas. Taigi dar 1 minutės pertraukėlė, likus žaisti 1 minutę ir 3 sekundės šios dienos dramatiškose rungtynėse. Fantastinė pasvara čia Panevėžyje. Baltija skanduoja kelių šimtų žiūrovų armija, susirinkusi palaikyti Lietuvos čempionų Panevėžio Baltijos futbolininkų, kuriems šis mačas klostosi kol kas tikrai sunkiai, bet neblogai vertinant rezultatą, kadangi lieka žaisti tik minutė ir 3 sekundės ir panevėžiečiai pirmauja rezultatu 3-2. Salamanavičius kairiuoju kraštu. Nepavyksta prasiveržti, bet lieka jau tik 59 sekundės. Prasidėjo paskutinioji 40-oji mačo minutė. Priminsiu, kad Vyčio komanda iki šio susitikimo nebuvo praradusi nei vieno taško. Visos 4 pergalės 4 susitikimuose. Steinas. Krenta jis, pražangos nėra. Vyčio ataka.
Vėl vartininkas Targyno skuba į ataką. Su kamuoliu Santosas. Santosas. Targyno. Santosas. 30 sekundžių lieka iki rungtynių pabaigos. Santosas. Šiek tiek per toli pasistis kamuolys, prižiūri Salmanavičius. Gomesas. Smūgis į vartus. Ir išlyginamasis įvartis. Išlyginamasis įvartis. Triumfuoja svečiai. De Souza. De Souza. Likus žaisti 24 sekundės. De Souza. Kamuolys, prižiūri Salmanavičius. Gomesas. Smūgis į vartus. Ir išlyginamasis įvartis. Taip, labai lygių, dviejų lygiaverčių varžovų akistata. Na ir galbūt lygiosios ir yra vienas iš tų rezultatų, kuris galbūt ir yra teisingas, nes realiai šiandieną abi komandos žaidė tikrai aukšto lygio futbolo, aukšto lygio žaidimą ir abiems komandoms šiandieną laimėti buvo neįmanoma, kadangi taip negali būti net teoriškai, o lygiosios gali būti ir panašu, kad jos bus, nes lieka žaisti vos 5 sekundės. Na, galbūt apmaudu panevėžiečiams, jie pirmavo 3-1 ir buvo arti pergalės, tačiau ką padarysi, futzale taip nutinka, bet vėlgi realiai žiūrint, jau prieš tai buvo dvi labai geros progos Vyčio komandai išlyginti rezultatą, to nepadarė jie anksčiau, tą padarė jie likus 24 sekundėms, tai padarė Klebertas De Souza. Paskutinės sekundės, paskutinioji 1 sekundė, kovingos lygiosios, 3-3 ir šios dvi komandos. Na, neskubėkime dar paskutinę sekundę. Šteinas. Šteino šūvis iš toli. Galbūt ir jis gali dar kažką pakeisti. Ne, viskas. Baigėsi rungtynės, 3-3. Abi komandos ir toliau išlieka nepatyrusios pralaimėjimų, abi pasidalina po tašką. Ir tai turbūt yra teisingiausias ir objektyviausias rezultatas, stebint šį susitikimą nuo pradžios iki pabaigos. Dėkoju visiems futbolo aistruoliams buvusiems kartu. Priminsiu, kad rytoj 16 val. Tiesioginė transliacija Vilniaus Bekendas Mažeikių VIP. Šias rungtynes komentavęs Gintaras Bražionis, tariu sudie iki rytojaus. Kauno klubų garbę Leščius ir Modestas. Sakoma, kai pasitiksi naujuosius, tokie jie ir bus. Todėl palydėti senuosius ir dvariškai pasitikti naujuosius kviečia jūs Bistrampolio dvaras. Išskirtinė aplinka, gurmaniški patiekalai, nepakartojama vakaro programa su Jonu Sikorskiu ir grupe bei diskoteka iki paryčių. Jūsų mažuosius linksmins animatoriai. Laimingų ir sėkmingų 2017 jums linki Bistrampolio dvaras.